Tai čia stovime žieminių kviečių lauke, veislės Kagenas, pasėta maždaug apie rugsėjo 20 dieną. Irgi palankios buvo sąlygos sudygimui, labai buvo palankios drėgmės turiuomenį sąlygos, sudygo vienodai, tolygiai gražiai. Ir kaip matome, neišskirtinis šitas laukas yra palyginus su visais ūkininkų laukais, nes šiemet širdį glosto labai gražiai visi žieminiai pasėliai peržiemoja. Ir dabar kyla labai daug diskusijų, ką pirmiausia daryti pavasarį. Ūkininkai dažnai klausia, ar pilti pirmiausia amonio salietrą ar amonio sulfatą. Aš noriu patvirtinti vieną dalyką, kad sprendžiant pagal dabartinę augalų būklę, pagal gražiai labai atželiančias jaunas baltas šakneles, augalų maitinimo atidėti nereikia. Kiek galima greičiau reikia juos maitinti azotu ir tirpiom trąšom, fosforu ir kaliu. Taigi, ką ūkininkas pasirinks, ar amonio salietrą, ar amonio sulfatą, aš pritariu bet kuriam pasirinkimui. Žinoma, kažkiek tai jeigu yra vešlesnė lapija ir daugiau yra pažeistų, pašalusių viršutinių lapų, nes vis dėlto ir šioj vietoj temperatūra vienu momentu buvo nukritusi iki -16 laipsnių. Tai jeigu daugiau yra tų pažeistų lapų, tai kažkodėl aš labiau patariu pirmam patręšimui naudoti amonio sulfatą. O jau sekantį tręšimą po 10-12 dienų naudoti amonio salietrą. Labai yra gerai pirmam patręšimui naudoti kasą ir daryti mišinį su mikroelementais ir tirpiom fosforo kalio trąšom. Šiuo atveju prie kaso labai vertėtų pridėti 2 litrus ruterio ir 2 litrus gumistaro mišinyje. Kyla labai daug iš ūkininkų klausimų, ką daryti su variu. Žinom, kad varis yra labai reikalingas tiek krūmėjimosi pagerinimui, tiek kad būtų užtikrinta visas pilnas grūdų užmezgimas varpoje. Taigi varis javams yra reikalingas, bet varis yra reikalingas pačioj augimo pradžioj. Šitame lauke rudenį atiduotas Stardekorp Cuprum pusę kilogramo atiduota kartu su lengvu herbicidiniu purškimu. Ir žinoma, kad pavasarį pamaitinsime, jeigu nenaudojame kaso, tai pravažiuosime su cikoceliu. Irgi cikocelis, sakykime, gal šiuo metu dar truputį anksti yra jį panaudoti, bet jeigu sušils, kaip rodo prognozė, orai, tai čia labai viskas bus greitai. Ir aš tada rekomenduoju naudoti augimo reguliatorių cikocelį. Apie normą dar truputį pakalbėsiu. Ir su cikoceliu jau ne vienų metų patirtis rodo, kad labai efektyvu panaudoti 2 litrus ruterio ir 2 litrus gumistaro. O dėl normos cikocelio tai yra įvairių nuomonių. Ačiū Dievui, šita žiema buvo palanki žiemkenčių išgyvenimui ir kaip matyti, tas įsikrūmijimas augalų yra tikrai pakankamai geras. Aš šitam lauke randu 4-5 stiebus pagrindinius. Tai sakykime, cikocelis, kurio pagrindinė funkcija lyg tai būtų stiebo trumpinimas, kai kurie ūkininkai ginčijasi, sako, kad jeigu dar nėra tokio veržlaus, intensyvaus vegetatyvinio augimo, ar reikalinga duoti cikocelį, jeigu augalai yra pakankamai įsikrūmiję. Mano nuomonė, vis dėlto cikocelį duoti reikia, kadangi cikocelio paskirtis ne vien tik tai trumpinti stiebą, storinti sieneles, bet jo paskirtis yra skatinti šaknų sistemos apimtį ir labai svarbu, kad būtų tvirtesnis krūmijimosi mazgas. Žinoma, tai intensyvesnio augimo metu neatstos papildomo antro augimo reguliatorius, tada, kada duosime 0,3 litro cikocelį ir 0,3 moduso, arba ten, sakykime, kad ir kitą augimo reguliatorių pasirenkant, bet jau prie antro augimo reguliatorius aš patariu naudoti tik tai amino rūgštis, tai būtent Delfana pliusą. O prie pirmo tai drąsiai reikia dėti 2 litrus ruterio, 2 gumistaro. Dar labai svarbu, toliau intensyvesnio augimo metu javams visiems labai reikalingas yra manganas ir cinkas.
kadangi visi norime, kad būtų išsaugoti, kiek galima maksimaliai jau iš po žiemos įsikrūmyję šoniniai stiebai. Tai manganą ir cinką bus galima maišyti kartu su fungicidiniu purškimu. Nesvarbu kokį. Mes pasirinksime fungicidą, jeigu reikalas bus, kartu panaudosime ir insekticidą, bet šitame mišinyje drąsiai galime naudoti Tradekorp manganą cinką nuo 1 iki 2 kg. Įvertinant dirvožemio būklę, dirvožemio turtingumą maisto medžiagomis ir mikroelementais ir taip toliau.